Sveiki, gerbiami ir mėly Dešinio proto tinklalaidės klausytojai. Dešinysis protas yra Europietiškos dešinės instituto kuriama tinklalaidė. Čia kalbame apie politiką, istoriją, kultūrą ir kitas mus dominančias temas. Šiandien tinklalaidėje kalbėsime apie sovietmetį. Sovietmetį Lietuvos politikų ir visuomenėje, bendrai sovietinės Lietuvos istorija kažkiek turbūt. Ir ta proga mūsų studijoje šiandien svečiuojasi Nerija Putinaitė, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentė. Sveiki. Sveiki. Nerija, ilgą laiką tyrinėjate sovietmetį, beveik 20 jau turbūt tyrinėjate, gal dar ilgiau, gal ir patikslinsite. Turėjote kažkokį tyrimų tokį laikotarpį susijusi su Europos tapatybės ir istorijos ir Lietuvos vieta Europoje klausimais. Bet mano toks kontrolinis pirmasis klausimas būtų jūsų kaip sovietmečio. Pirmiausia, tyrėjos, kur jūs kaip sovietinės Lietuvos tyrėja matytumėte tuos ryškiausius sovietmečio palikimus šiandieninėje Lietuvoje? Ir aišku, čia kalbu ne apie tam tikrus mikrorajonus, kurie pastatyti sovietmečiu, bet apie tam tikrus galbūt mentalinius klausimus. Mikrorajonai tai irgi palikimas, sakykime, su specifiniais balkonais, tam tikra infrastruktūra. Virtuvės dydžių specifinių. Su mažom erdvėm ir su tam tikru nepatogumu. Tai čia irgi veikia žmonės, turbūt turėtų veikti, nes ta visa aplinka veikia, bet šiaip galbūt, jeigu taip žiūrint, kas tokį didžiausią, gal ne pavojų, bet tas turbūt ilgalaikis užsitęsęs dalykas yra toks, manyčiau, kad santykis su valstybe piliečių. Man galbūt šitas labiausiai į akis krenta. Ir toksai nepasitikėjimas valstybė, sakykime, susipriešinimas su valstybe, kas sovietmečio atrodė turbūt tokia rezistencija savotiškai, toks manimas, kad valstybė tai ne aš, ne tik rezistencija, bet ir pati valstybė, jinai viską atėmusi žmonių ir viską sutelkusi į savo rankas. Jinai tarsi tokį ir darė tokią, ir kūrė tokią, sakykime, neapykantos valstybės atžvilgių tokį dalyką, jo labiau, kad ir imitacinės praktikos visos, rinkimai ir visi kiti, jinai tokia falšyva buvo visiška. Tai man toksai, bent jau nerimas, ar tai, ką aš matau, kas gana keičiasi, bet gana galbūt lėtai, tai tas santykis su valstybe, apskritai su politinėm institucijom, labai nedidelis pasitikėjimas apskritai institucijom yra Lietuvoje ir pavyzdžiui piliečių, arba tai, kad piliečiai ir į partijas labai mažai stoja, ar ne labai mažai yra partijos narių. Tai aš tą irgi manyčiau, kad čia yra ko gero tas sovietmečio palikimas, kad niekaip nepavyksta užmegzti santykio valstybei su piliečiais ir piliečiams su valstybe. Aš nesakau apie visus, bet man atrodo, kad per daug to nėra. Kitas dalykas, aš manau, kad kitas dalykas yra ir iš valstybės pusės. Pas mus yra labai stiprus centralizuotas valdymas visame kame. Ir tai yra irgi tarsi toks uždaras ratas, tarsi savivaldybėm nepasitikima, nes jos tarsi atsakomybės neprisiima. Ir kita vertus valstybė tada viską sutelkia į savo rankas ir savo ruožtų irgi nepasitikė deleguoti kažkokio atsakomybių. Taip pat ir, pavyzdžiui, aš ką matau švietime ar kitur, tokiose viešose paslaugose, toks irgi yra tarsi nepasitikėjimas į tuos nevalstybinius tiekėjus paslaugų, kurios galėtų teikti, tarkim, kad valstybė galėtų minimaliai ir prižiūrėti, o tiekėjai teikti paslaugas. Tai čia ir, pavyzdžiui, iki šiol yra tas milžiniškas nepasitikėjimas sveikatos tiekėjais privačiais, kaip mes ir iš valstybinių institucijų, iš kitur, arba, pavyzdžiui, švietimo tiekėjais privačiais. Aš nekalbu vien apie mokyklas, bet, pavyzdžiui, neformaliojo švietimo ar kitų paslaugų mokymosi visą gyvenimą, tai jau dabar tarsi kažkoks toks judėjimas yra, tarsi atsiranda toks truputį didesnis atvirumas. Aš nesakau didelis, bet truputį jau kažkaip, bet iš principo tai yra didžiulis nepasitikėjimas ir man atrodo, kad šitas toksai tarp skirtingų valdymo grandžių, tarp piliečių, tarp valstybės,
to pasitikėjimo trūkumas, aš čia išvelgčiau tą sovietinės valstybės palikimą, kuris yra labai žalingas šiaip iš principo, nes tai skatina kurtis visokiom sąmokslo teorijom, kad čia kažkas sėdi kažkur ir kažką prieš piliečius rengia. Tai yra labai didelis pagrindas dabar jau tokiam iš vakarų ateinančiam populizmui, kur irgi yra supriešinimas elito ir žmonių paprastų ir tarsi irgi tas valdžios susiejimas su valstybė ir tada neapykanta valstybė atsiranda. Tai aš manyčiau, čia yra toks labai didelis dalykas. Kitas dalykas, ką aš manyčiau iš sovietmečio, ką mes esam dar paveldėję, tai tas toksai, jau toks gal artimesnis Lietuvai, tas toksai labai stiprus etnocentrinis toks susitelkimas ir apskritai galvojimas apie Lietuvą kaip iš tokių vos nerezistencinių pozicijų, kaip turinčia būti tik tai etno lietuvių Lietuva. Ir mes kažkaip į tą tokios pilietinės tautos tokią būseną kažkaip niekaip neperžengiam, nes, man atrodo, vis dar ta baimė tos imigracijos, arba čia baimė gali būti, bet tas nesugebėjimas sukurti kažkokios efektyvios imigracijos programos, kur būtų numatytos ir švietimo priemonės, ir integravimo priemonės, tarsi yra kratomas apskritai to žodžio, nepaisant to, kad yra labai bloga demografinė situacija ir jinai negerės, tą visi žino, čia nereikia, čia ir mokslininkai apie tai kalba, bet toksai tarsi dar liekam tokioj utopijoje tos grynos etninės Lietuvos, kuri tarsi taip ir turėtų likti, kuri tarsi tokia yra. Tai man, ir čia aš tą irgi matau iš sovietmečio, nes sovietmečiu buvo įsijungę tie visi gynybiniai mechanizmai, tas tautos išsaugojimo, ar jisai pasąmoningai ar nesąmoningai, bet tas toks antirusifikacijos, tai toks režimas. Čia pirmiausia reaguojant į tarkim, rusų kolonistus, kuriuos atkeldindavo ar ne į miestus, į pramoninius centrus kokius. Čia pirmiausia, žinoma, reakcija į tą tos rusų imigrantų, tikrai jie turbūt labiau kolonistai, nei imigrantai, nes jie vis tiek buvo kaip tos dominuojančios tautos atstovai, tokios kolonializmo kontekste mes čia turėtume matyti ir tada automatiškai tas toksai užsidarimas, tokios apgultos tvirtovės, toksai etno lietuviškumas, kas man atrodo irgi jau yra dabar jis visiškai mums neleidžia galvoti apie ateitį ir apie ateitį tokią, kur Lietuva išliktų. Iš principo. Jūs paminėjote menką dalyvavimą, tarkim, politinėse, partinėse struktūrose, tai jau tą tokį, kaip konstitucija mūsų nusako, tiesioginį dalyvavimą politikoje, bet suprantu, kad jūs turite omeny ir visokį kitokį asociatyvumą menka mūsų visuomenėje susijusių su tuo, ar ne? Tiesiog lokalių bendruomeninių organizacijų, aišku, jų egzistuoja, bet tarsi nevyravimą mūsų visuomenėje. Apskritai to sektoriaus, kuris yra nevalstybinis ir kuris nėra komercinis, jeigu tai, kaip tai galima įvardint, jo pakankamai toksai negausumas, ar ne, ir jisai negauna, kiek aš galiu suprasti, jisai gauna labai nedidelę paramą savo veikloms, mes dabar galim skirti 1,1 Dabar vėl pasikeitė, turbūt padalinti 0,6 daugiau galim. Turbūt čia keičiasi tie procentai, bet reiškia realiai turbūt didesnė jų pajamų dalis yra iš to, ką gyventojai skiria nuo mokesčio dalies ir tai, kad valstybė tom paslaugom, kad jai pačiai valstybei nereikėtų teikti, jinai labai nenori atiduoda pinigus, kad teiktų ne valstybinės institucijos. Ir čia irgi ir dėl to tas sektorius toksai skursta. Man atrodo, tokia visa filosofija yra, kad valstybė leidžia tik tai tada įsijungti, kai jinai pati negali, o man atrodo filosofija turėtų būti atvirkštinė. Jeigu tu matai, valstybė turėtų pradėti pati viską daryti, jeigu mato, kad nėra tokių veikėjų, kurie tą galėtų už valstybę padaryti.
O mes matėm tą potencialą milžinišką, nes kaip, pavyzdžiui, kai karo Ukrainoje pradžioj, kai pradėjo žmonės mobilizuotis, paramą teikti ir visą kitą, mes matom, kad visuomeniai tai to potencialo yra didžiulio. Yeah. Bet jisai reiškia neišnaudotas ir tai yra tikrai žala, nes tai yra labai mažina piliečių galimybės dalyvauti valstybės gyvenime, kas yra dabartiniai demokratijai turbūt vienas yra svarbiausių dalykų, va tas dalyvavimo, leidimas piliečiams dalyvauti, darant realius dalykus. Tai va užkerta kelią ir tada ir pasitikėjimas, ir institucijom, ir kituo. Ir kitas dalykas dar yra tai, kad irgi tas turbūt iš sovietmečio tas toksai ateina, kiek galima spręsti, kad jeigu tu jauti, kad tu negali dalyvauti arba tada nenori dalyvauti, tada tu pyksti ir keiki, ar ne visus. Tada realiai tu pats nesistengi daryti pokytį, pats nesistengi prisimti atsakomybę, bet tu tada nusėdi į tą tokį pasyvų pyktį, kas šiaip būdinga buvo sovietmečiu, tos visos virtuvinės kritikos virtuvėse. Tai man vat, tas atrodo, kad čia mes negalim sakyti, kad čia tik piliečių kaltė, čia mūsų visų. Kažkaip mes nesugebam to, sakykime, sovietinio kodo perlaužti šitoj vietoj. Ir turbūt apie tai reikėtų reflektuoti, apie tai reikėtų kalbėti ir kažkaip mėginti šitą visą dalyką keisti, nepaisant to, kad turbūt taip atrodo saugiau, kaip dabar yra. Jeigu einant toliau ir visiškai apgrėžiant mano pirmą klausimą, tai yra, jeigu pirmiausia klausiu apie tam tikrus neigiamus reiškinius ar ne visuomenėje, o jeigu reikėtų išskirti, teigiamus, vėlgi kas yra teigiamas, kas yra neigiamas reiškinys, bet teigiamus pokyčius Lietuvos visuomenėje, kurie labiausiai taip jūsų akimis atskiria, kad jau tikrai daug laiko praėję yra pakankamai daug laiko, mano galva, praėję nuo sovietmečio pabaigos ir kuo taip, iš esmės skiriasi Lietuvos. Ir čia jūs laisvai klausiu, tiek apie politinį gyvenimą, tiek apie visuomeninį galite kalbėti, ar kaip jums atrodo, kultūrinį galbūt. Tų pokyčių tai turbūt labai, labai daug. Mes, kiekvienam žingsnį gali matyti tos pokyčius, bet man atrodo, kad galbūt tas, kuris gal tvariausiai liks ilgiausiai, tai kažkaip žmonės jau susigyveno su laisvė, sakykime, ir pajuto, man atrodo, kad jau žmonės net kasdienybėje ir visur kitur jaučia, kas yra laisvė. Aišku, jinai ir atsakomybę uždeda ir nėra be problemų, nes jeigu tu turi laisvę rinktis, reiškia, tu gali ir blogai pasirinkti. Ir blogai pasirinkti, tu gali savo visą gyvenimą, taip sakant, sugadinti, tarkim, praloši ten 20 milijonų, nežinau, kur nors lošimo namuose ir paskui visą. Čia visai garsus atvejis visai nesenai buvo. Taip, tai arba tokių smulkesnių, kur tu gali irgi, bet vis tiek tu esi savo, savo gyvenimo šeimininkas ir turbūt, vis tiek tas atsiranda. Yra tas nors aš kalbėjau apie tai, kad tas nepasitikėjimas valstybė, bet tam tikrose vietose to šeimininko už valstybę jausmas vis tiek yra. Tarkim, gal ne visose partijose, gal ne visose bendruomenėse, bet vis tiek tai, kad kad tu gali imtis ir tvarkytis ir kad vis dėlto, jeigu tu dėsi pastangas, tu gali ir pakeisti kažką, tarkim, gali atrodyti, kad daug tų pastangų reikia, bet vis tiek, tai aš manyčiau, kad tai jau yra ir nemaža dalis žmonių yra tą pajutę ir tas turbūt yra pozityvus dalykas ir pajutę yra ir spaudos laisvės svarba. Man atrodo, tas irgi yra, nes tai, ko sovietmečiu tikrai nebuvo, tai yra spaudos laisvė ir kiti dalykai, bet to, man atrodo, tai, ką sovietmetis irgi stengiasi tą sunaikinti, tai tą tokį žmonių solidarumą kažkokį. Ir man atrodo, tos įvairios labdaros iniciatyvos, kiti dalykai rodo, kad ir tas žmonių solidarumas, jisai
tokia empatija, jinai irgi atsistato, nes na, ir netgi ir toliau matoma, kaip tai, kur link, pavyzdžiui, Lietuva 2050 strategijos svarstymuose ir pačioj strategijai, tas tokia empatiško žmogaus ir atsakingo žmogaus toks vaizdinys, jisai buvo diskutuojamas kaip vienas iš svarbiausių, reiškia, na, matoma, kur link čia turima judėti, nes nu, tuos dalykus tai sovietinis režimas jisai stengiasi visiškai išnaikinti, padaryti tokius žmonės izoliuotus, nepasitikinčius, na, žodžiu. Ir man atrodo, kad tas vat, žmogiškam lygmenį, tas laisvės, pasitikėjimo, empatijos, jisai yra didelis pokytis, ypač aš jau matau nauja karta, jinai truputį kitokia yra, tarkim, ankstesnės kartos galbūt jie tokie labiau skeptikai kai kuriuo atžvilgiu, jaunesnioji, jinai tai priima kaip jau tokį savaime būtiną dalyką, kai kuriuos dalykus, kuriuos reikėjo, tarkim, kad ir mano kartai reikėjo juos už jų laikytis, kažkaip įsitvėrus, galvojant, kad jie gali išnykti, dingti. Bet kas tai yra, pavyzdžiui, jeigu taip... Ar tai yra, na, kažkoks, kaip sakant, kažkoks kultūrinis gyvenimas, kažkokios, tarkim, knygos, tarkim, kad kažkoks įspūdingas to vertinimas jūsų kartoje, o, tarkim, naujesnioje kartoje. Na, bet čia vėlgi, aišku, irgi sudėtinga kalbėti, nes na, tarkim, knygų skaitimas irgi ten dabar nėra geriausiuose skaičiuose. Ne, nu, neturi paprasčiausiai autoritarizmo patirties. Nes viena, kai tu esi jau buvęs sovietiniai mokykloje, kuri vis tiek buvo represinės tos sistemos dalis, ir tai, kad, nu, vat, gyvenus toje sistemoje, tu matai, kaip gali būti, kaip valstybė gali daug ką laužyti, ar ne? Ir kaip tu gali, kaip paprastas žmogus gali atsitrenkti į kažkokią valstybinę sieną arba institucinę sieną. Ir tai, kai tu matai, kad tai tie barjerai išnyksta ir kai gauni kažką naują, tu vis tiek visą laiką galvoji, kad tas gali išnykti. Tai man atrodo, kad mano karta visą laiką suvokia, kaip tai, ką mes dabar turime, gali greit išnykti. Ir tai yra ir geras dalykas, ir blogas dalykas, turbūt. Geras dalykas gal dėl to, kad tada suvoki ir vertini, ir mėgini galbūt užkirsti kelią kai kuriem, nu jau kur matai kažkokius požymius, tos destrukcijos, o blogas dalykas yra tai, kad tu tada pilnai neįsigyveni toje vat naujoje realybėje, kas man atrodo jaunoji karta, jie jau pilnai įsigyvena ir jau tai priima kaip savaiminę suprantamybę, kad, nu, tai jiem ir aš nemanau, kad jeigu iš jų tas būtų atimta, jie nereaguotų, priešingai galbūt kaip tik giliau egzistenciškai tai reaguotų. Grįžtant prie tų vis tiek problemiškų dalykų sovietmečio, man atrodo, kad tas toks atviras kalbėjimas, na, čia galim sakyti mokslinis kalbėjimas, bet bendrai atviras kalbėjimas apie sovietmečio praeitį vis dar, na, kelia tokias, na, kontroversijas, gal per skambus žodis, bet prieštaras visuomenė, ar ne? Ir, na, jūs, kaip sakant, asmeniškai patyrėte, na, galim sakyti, patirėte vis dar tai, ta prasme, kai tik tai naujas tyrimas kažkoks yra, visuomet yra šioks toks ažiotažas, na, ar ne, esate kalbinama apie naujus tyrimus, šitą pasakote. Vienas konkretus atvejis buvo, kai be abejo, kaip dabar pavartosiu jūsų žodį, atsimušėte į truputį juokauju, aišku, atsimušėte į valstybinę sieną, kai buvo tas premijos, istorija su Juozu Oleku, jeigu nemaišau, su ministru krašto apsaugos tuometiniu. Mano klausimas yra taip, ar jūs iš esmės sutinkate, kad vis dar yra tas toks, na, išskirtinis jautrumas kalbėjimo apie sovietinę praeitį mūsų visuomenėje, ir jeigu taip, tai kodėl? Tai kai kuriais atvejais taip, kai kuriais žinoma, kad visi jau yra pasmerkę ten Stalino represijas, nieks nemano, kad tremtiniai buvo
teisėtai ištremti, turbūt, nu jau tokių turbūt nėra, bet... Ar kad partizanai buvo banditai, tarkim, jo. Kas 90-aisiais dar buvo, ta prasme, kaip sakant, per vidurį dar šita buvo nuomonė, taip žiūrint tą atminties lauką. Tai dėl kai kurių dalykų yra, sakykime, jau tas sutarimas, jeigu taip galima sakyti, bet vat, kai paliečiami tokie dalykai, kurie susiję su ta vadinamąją sovietinę kultūrą, man atrodo, čia yra vat, sovietinės kultūros dalykai, ten Marcinkevičius ar kiti, čia žmonės tas labai užkabina, nes turbūt tai yra susiję su jų biografija. Žmonės tai vertino tuo metu kaip labai vertingus dalykus, nes tuo metu ir buvo vertinami kaip vertingi dalykai. Marcinkevičius 2 premijas gavo respublikinės, tai yra beprecedentinis atvejis iš tikrųjų. Ir gavo visus įmanomus ten honorarus ir visą kitą, kas tik įmanoma. Ir tai vat, tas toks turbūt to meto tas jo kūrybos paveikumas, kur žmonėm tikrai jinai rezonavo turbūt su jų patirtim, čia ir su jų tam tikras savos biografijos supratimu, tai ar savasties supratimu. Ir šiandien, aš savo knygose, sakykime, skatinu permastyti arba reflektuoti visą tai, kiek ten, pavyzdžiui, toje kūryboje buvo tų sovietinių naratyvų, kur, pavyzdžiui, jau kaip ir toj poemai Siena, Marcinkevičius grinai jau ten perfrazuoja tiesiog religinės sentencijas, religinės frazes ir jas toks susovietina. Tai čia yra visiškai toks jau labai stiprus žingsnis ateizmo tame kontekste visame. Ir tą, kai reflektuoji ir parodai, tai tada tas skatina žmonėm irgi kažkaip reflektuoti ir savo tas preferencijas. Ir tai paliečia tiesiogiai tapatybę, savastį. Tai aš turbūt ir nesistebiu tai, kad žmonės taip reaguoja, nes tai yra susijęs su jų savastim. Taip. Bet kita vertus, dalykas yra tai, kad ir savastis, ir tapatybė keičiasi. Čia ir tapatybių tyrimai, ir visi kiti rodo, kad nereikia didelės refleksijos žmonėm, kad ir jie tapatybių pokytis dažnai neturi kažkokių dramatinių ten lūžių ar panašiai, tik retais atvejais. Tai man sunku spręsti, bet aš manau, kad tos reakcijos yra susijusios su tuo, kad vis tiek tai yra skatinimas permastyti dalykus, kurie susiję su žmonių savastim. Pavyzdžiui, žmonės man ir dabar karts nuo karto, kai kas atsiunčia kokį Marcinkevičiaus eilėraštį, tipo paskaityk, kokios geros eilės. Ir aš suprantu, tiem žmonėm tos eilės kažką sako. Tai yra eiliniai, kaip sakant, jūsų knygų skaitytojai. Nebūtinai labai mėgstantis galbūt. Gal ne knygų skaitytojai, gal išgirsta, ką aš kalbu, tai kad juodinu Marcinkevičių, tai man atsiunčia savo mėgstamą eilių paskaityti Marcinkevičiaus. Bet man jos nieko nesako, aš galiu pasakyti, man ta visa žemės poetika, ta tokia nusižeminimo poetika, aš manau, sovietmečiu jinai turbūt, kad jinai padėjo žmonėms tuo metu kažkaip tas toksai apskritai Marcinkevičiaus toksai požiūris, tas susilyginimas su žeme, su grumstu, tapti nepastebimu ir taip toliau. Turbūt, kad ta tokia emocinė filosofija, jinai gal ir padėjo kažkaip rasti savo tokią vietą tuo metu, nežinau, ar jinai... Aš galvoju, dabar kažkodėl man tokia mintis kilo, ar tai nėra irgi tokia kažkoks aidas tokios priverstinės urbanizacijos traumos, kai didelė dalis visuomenės vis tiek buvo, taip, kaip sakant, neperkelti į tuos miestus, bet vis tiek ta modernizacija tokia sparti buvo sovietmečiu, tokia industrializacija, vadinasi, tam tikrą prasme, ir vėlyva industrializacija, ir modernizacija, kad tai irgi kažkoks yra galbūt prie šito galim klijuoti tokį... Tai čia ir tas vienareikšmiškai, nes Marcinkevičiaus karta, jie ir buvo tie nuėję nuo žemės
Ir tik tai Bronius Radzevičius galbūt buvo tas, kuris ten stengiasi išlaikyti tą pusiausvyrą tarp miesto ir kaimo. O Marcinkevičius yra vienas iš tų, kuris, jisai ir buvo tas, kuris pateikė tą tokią reakcijos į tą modernizaciją, bet ne tik. Ten nėra tik modernizacija, ten yra, man atrodo, ir tas tokio reakcija į modernizaciją, tai yra tas sugrįžimas prie tų lietuviškų tarsi šaknų, bet ta tokia nusižeminimo poetika, kuri yra pas jį visur tose eilėse, tai man atrodo, kad tai yra ir reakcija į sovietmetį ir į režimą ir galbūt reakcija į tą Marcinkevičiaus jaunystėje pokariu išgyventą milžinišką baimę, kurią jis ir neslėpė, kad ta baimė buvo didžiulė ir kad iš to, kaip jisai kalba šitame savo prisiminimuose taburetė virš galvos, tai matyti, kad ta baimė, jinai veikia jį ir paskui visą likusį gyvenimą. Tai man atrodo, tai toksai, tai čia ne vien antimodernizacija, bet čia ir tokia susitaikymo ar susigyvenimo su sovietizacija, su režimu, kaip tokia yra poetika. Tęsiant toliau mūsų pokalbį, kalbam apie sovietmečio kultūrą tam tikrasme ir liekamuosius reiškinius. Ir apie dainų šventes yra čia, vis tiek tokia viena tarsi jautriausių temų. Mano klausimas toks galbūt vis truputį ilgas nuskambės, bet man atrodo svarbu jo paklausti. Ar gali politinė bendruomenė perkeisti tokių kultūrinių reiškinių kaip dainų šventė turinį? Tai yra keičiasi ne tik forma, kad nebegiedamos pirmos giesmės Leninui ar Stalinui, priklausomai nuo laiko, jūs savo tyrimuose tai ir parodot, bet ir turinys iš esmės pasikeičia dėl šiandieninės politinės tikrovės. Kitaip tariant, mano prielaida, tarkim, šiandienis žmogus, dalyvaudamas dainų šventėje, neturi tos sovietinės, sentimentalios, nupolitintos nostalgijos abstrakčiai etnokultūriniai Lietuvai, o iš esmės dainų šventė šiandien jau yra apie tą etnokultūrinę praeitį, bet gerokai svarbiau apie šiandieninę, tą jūsų minimą laisvą status quo Lietuvą, kuri kartu yra ir globalaus pasaulio dalis, bet kartu ir garantuoja tą laisvę puoselėti daliai visuomenės brangias etnokultūrinės, tarkim, tradicijas. Aš kaip ir užsiminiau anksčiau, man atrodo, kad tas etnokultūralizmas, jisai yra tas vis dėlto iš sovietmečio toksai sukurtas gynybinis mechanizmas. Ir, dainų šventės, sakykime taip, sovietmetis jie sukūrė, išvystė tą, nepradėjo, sakykime, prieškariu prasidėjo, bet sovietmetis iš tikrųjų sukūrė tas dainų šventes, ten buvo ne tik etiniai dalykai integruoti ir sovietinių labai daug, ten žinom ir pramoginiai šokiai, tai buvo ne vien tas etinis renginys, bet ir buvo tas sovietinės modernizacijos, jau modernizuotos kultūros renginys. Tai šiandien galbūt man šiaip, aš kai stebiu, man kyla keli klausimai. Tai vienas tas to lietuviško etniškumo iš akcentavimas, kitas yra, nors kita vertus aš matau, kad atvažiuoja diasporos atstovai, jiem čia labai gerai susitikti ir dalyvauti. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, man apskritai, galvojant apie tas dainų šventes, turint galvoj, jau čia galbūt ir Estija, ir Latvija, nežinau, kaip jie ten į tai žiūri, bet pavyzdžiui, man klausimas, kam valstybei reikia tokio masinio renginio, kuris demonstruotų kažkaip, ką jis demonstruoja, patriotizmą, sanglaudą, kai mes jau turim valstybę. Aš suprantu tokių dainų švenčių reikšmę ir funkciją, tarkim, XIX amžiuje, kai jos buvo ten Latvija ir Estija pradėtos rengti. Kuriamo, kai valstybė yra... Kai nebuvo valstybės... Bandoma įsivaizduoti, prisiminkime Andersoną. Kai buvo mėginama tą katalizuoti vaizduotę, sakykime, etinę ir kitą, tada buvo naudinga kaip toksai patriotinis renginys, tautos būrimo renginys, bet kai jau turi valstybę,
Tai nebent ta valstybė yra autoritarinė, kaip tarpukario Smetonos, tarkim, 30 metais, kai buvo mėginama vėl tą šventę surengti, tai grinai irgi toks kaip aplink tam tikrą autoritarinę aparatą, tas vienybės parodimas. Tai ir, pavyzdžiui, sovietinės tos masinės šventės, jos irgi atitinka tą tokio autoritarinio režimo ir masinių švenčių organizavimas kaip toksai parodimas, nes nėra realiai demokratinių rinkimų, tai tada parodai, kad tauta ten džiaugiasi, liaudis džiaugiasi ir tarsi legitimuoja tą valdžią. Bet tokioj demokratiniai valstybei, čia aš nebematau, kodėl tas renginys turėtų būti valstybinis pirmiausia. Demokratinėse valstybėse vyksta tie įvairūs tokie masiniai renginiai ir masinės šventės, bet jie dažnai būna, jiem nepridedamas toks jau labai patriotinis patriotinės spalvos, kaip čia, pavyzdžiui, didžiausias tai buvo 2018 metais tos dainų šventė kaip tokia jau labai patriotinė ir 24-ais irgi tarsi švenčiant tą šimtmetį. Tai kodėl jai reikia prikabinti būtent tą patriotizmo etiketę, man čia kyla klausimų. Aš kol kas to nesuprantu, gal žmonėm to reikia. Prasidėjus karo Ukrainai gal reikia kažkokių tokių mobilizacinių dalykų, bet paradoksalu gal tikrai reikia, nes tarsi juk vis tiek nevaro varu, ar ne, į dainų šventes. Ta prasme, yra ten tie kolektyvai, ansambliai, kurie iš regionų atvyksta, vis tiek ten jau yra kažkokio tokio centralizuotumo, kaip suprantu, bet pavyzdžiui, vis tiek juk labai daug žmonių tiesiog savaime ateina į Vingio parkus ar Apkaldų parką ten klausytis, kartu dainuoti aš niekada nesu buvęs, bet kiek suprantu ir draugai pasakojo, kurie buvo, tiesiog ten piknikus kažkokius darosi, visą dieną ten praleidžia Vingio parke. Piknikas tvarkoj, aš ta prasme, viskas... Aš čia gal dabar labai profaniškai nuskambėjau, piknikas tokioj sakralioj... Viskas gerai, piknikas, bet iš tos šventės būtent ir mėginama kažkokį sakralų dalyką padaryti. Ir aš ten, ir vis tiek tie žmonėsgi jie repetuoja, dirba, ir ten su viena kolegė, atsimenu, kažkada irgi diskutavom ir jinai kažkaip sako, kiek žmonės į tą įdeda pastangų ir laiko, kiek sugaišta. Tai čia dar vienas toksai dalykas, kad galbūt daug produktyviau tarnauti Lietuvai, einant į kažkokias savanorystės veiklas, negu ten šokant šokius. Aš nieko nesakau, viskas tvarkoja, žmonės iš tikrųjų kaip nori, taip leidžia savo laisvalaikį. Tik tai vis dėlto mes, keista yra tas to tokio didelio patriotinio krūvio suteikimas tom šventėm ir to, žinoma, išskirtinio tada ir finansavimo suteikimas, tokio prioritetinio, valstybinio, kas šiaip kultūra mūsų neturi labai didelio finansavimo, tai vis dėlto dainų šventėj čia gana daug suteikiama. Bet aš sakau, čia yra mano klausimai, kuriuos aš savo kiekvieną kartą užduodu. Bet... Ir tada jūsų, aišku, užduoda visi jūsų klausinėtojai. Jo, tai bet, žmonėm patinka. Man klausimas toks, jeigu nebūtų valstybės prioritetinio finansavimo, jeigu būtų tik tai skiriamas, finansavimas per įvairias konkursus ir taip toliau, kaip kitom veiklom skiriamas, ar vis dėlto žmonės turėtų tiek valios ir pastangų ir noro kažką panašaus rengti ar ne. Tai jūs minėjote šitą, kad yra tam tikras toks kokybinis skirtumas tarp Baltijos šalių dainų švenčių, ar ne, jeigu neklystu. Ir jūs tai siejote su tokiam, tam tikra net religinė ir religiniais ir kultūriniais skirtumais tarp tarkim, protestantiškų šiaurės valstybių, šiaurės Latvijos ir Estijos ir katalikiškos Lietuvos, kur protestantiškose tas giedojimas toks, laisvas giedojimas tarsi liturgijoje yra žymiai dažnesnis. Jo, tai tie, mes matom net istoriškai, pavyzdžiui, Latvijai ir Estijai tas tautinis atgimimas XIX amžiuje, jisai ir buvo su to drauge susirenkamu dainavimu. Ten, tos šventės net ir pirmosios turbūt nebuvo, ne giesmės buvo giedamos, tokios labiau jau pasaulietinės dainos.
Bet, pavyzdžiui, Lietuvoje tai mes žinom, kad buvo teatro kultūra, klojimo teatrai. Čia buvo nacionalinio sąjūdžio tie branduoliai. Ir mes žinom, kad ir Smetona, ir net Kapsukas, kuris paskui jau perėjo į tą komunistinio, jie dalyvavo ir organizavo pirmiausia toj Suvalkijoje, ten įvairius vaidinimus, būrė žmonės, klojimo teatruose. Tai čia yra kultūriniai skirtumai ir Lietuvoje dėl to man ir dabar dainų šventėse toks keistumas yra, nes, pavyzdžiui, žmonės nemoka tų dainų, kurie yra auditorijoje. Tai ir tarsi nededama pastangų, kad tie žmonės kartu dainuotų. Reiškia, dainuoja tik chorai. Čia jau ir sovietmečiu buvo pastebėta, kad Lietuvos dainų šventėse žmonės eina kaip į spektaklį į dainų šventę, o ne kaip į tai, ką tu gali bendrai dalyvauti ir dainuoti, o Latvijoje ir Estijoje eina į dainų šventes kaip į tai, kur tu drauge dainuoji. Tai va čia Lietuvoje vis tiek tas spektakliškumo aspektas yra išlikęs ir va, kaip sakot, piknikas atsineša, piknikauja, žiūri, toks kaip į teatrą, kaip ateina čia scena, bet ne su ta intencija, kad ir aš čia dainuosiu, nes tų dainų tai niekas ir nežino, didžiosios dalies tų dainų nežino. Nu jo, šitas šiaip tai įdomu, iš tikrųjų. Ką jūs sakėte, dabar dar vėlgi pradedu galvoti, kur būna tokie Lietuvoje per kažkokios ceremonialus vieši dainavimai, tarkim, per vasario 16 prie balkonėlio Landsbergio, kur kiekvieną kartą pasako, ir tada yra giedojimas Lietuva brangi jo. Tai ten, aišku, susirenka labai žymiai mažiau žmonių ir ten toks, kaip sakant, šerdis tam tikro turbūt profesoriaus Landsbergio, tokios aplinkos, kur Lietuva brangi yra, ir praktiškai visi atrodo dainuoja, bet jeigu irgi taip reikėtų svarstyti iš mano aplinkos, draugų, pažįstamų, kurie kitokiose aplinkose, tai kažin. Aišku, ten irgi tas dabartinis repertuaras dainų švenčių irgi žinia, kaip sakant, nenoriu sakyti prikištas, bet tokių ir, truputį etnologizuotų popso dainų irgi ten yra su visais, su visa pagarba Paškevičium ir viskuo kitkuo. Tai gerai, bet šitą paliekam ir gal dar truputį grįžtant paskutiniais keliais klausimais apie dar šiandieninę Lietuvą. Man kažkaip atrodo, norėtųsi klausti apie pyktį mūsų politinėme gyvenime ir politinėje retorikoje. Ir čia, aišku, aš labai drąsiai referuoju paprasčiausiai, tarkim, Žemaitaičio fenomeną šiandieninį, ir kartu, aišku, jo iškilimas susijusi su sąmokslo teorijom, žodį jūs jau šitą minėjote, šitą sąvoką. Ar tai yra kažkaip, ar galime ir vėlgi jausti kažkokius aidus viso to, ką mes šiandien matome sovietmetyje, ar tai yra dargi kitos, tokios dramatiško momento, tai yra visos transformacijos tam tikras irgi, tam tikras aidas, tai yra transformacijos perėjimo iš sovietinės Lietuvos į nepriklausomą Lietuvą, tarkim, sugalvoju chronologinę kažkokį laiką nuo 1988 iki 1993 metų. Kaip jums atrodo? Kad tas laikotarpis paliko tą antspaudą. Jau labai seniai buvo tas laikotarpis. Man atrodo, kad Landsbergis buvo pirmas politikas po sovietmečio, kurio visuomenė turėjo pasitikėti. Ir man atrodo, kad iki šiol šito neatleidžia, turbūt, nes turėjo pasitikėti, nes buvo ir rinkimai, žinoma, rinkimai ten 89 metais, 90 metais, kai aukščiausia taryba, ir čia būtent turėjo pasitikėti Landsbergiu, kuris vedė sąjūdį. Ir po to vyko ir tas Rusijos spaudimas, ekonominė blokada. Tai man atrodo, jisai
Kitaip tariant, jis pirmasis yra politikas Lietuvoje, šiandieninėje Respublikoje, kuris, kaip sakant, sugėrė visą demokratijos Taip, tokį... taip, man atrodo, kad čia yra šita, nes piliečiai, nes žmonės turėjo, jis buvo pirmasis, kuriuo turėjo pasitikėti ir kuriuo neišvengiamai nusivylė, nes nusivylėma visais politikais. Bet man atrodo, to vat ir negali dalis visuomenės atleisti. Ir čia turbūt vat Landsbergis yra to tokio, vat kaip ir sakėt, pirmoji demokratijos auka. Auka pirmiausia dėl to, o ne dėl to, kas, nes pavyzdžiui, jeigu mes žiūrim, ką socialdemokratai ir Brazauskas, ką darė su privatizacija ir kitais dalykais, tai turbūt jau lyginant su žemės grąžinimu, nes žemės grąžinimas Lietuvoje iš tikrųjų šiaip yra gana sėkmingai gyveninta reforma ir vienas iš tokių nedaugelio ir toj posovietinėje erdvėje, kur realiai buvo, sakykime, stengiamasi grąžinti tą nusavybę. Tai čia šiaip iš principo vertintinas kaip pliusas, bet jis kažkodėl susietas su kolūkių griūtimi ir kažkodėl kiti privatizacijos procesai, kur jau buvo įmonės privatizuotos, įsisuko įvairios struktūros ir kur jau čia tikrai jau ne Landsbergis su tuo susijęs, tai žmonių atminty kažkodėl tai taip stipriai neįsirėžė kaip kažkokio konkretaus politiko kaltė, ar ne? Tai... Ir turto grąžinimas, jis įvyko, tas toks irgi pakankamai sėkmingai palyginti kartu su žeme, bet privatizavimas, jis jau procesas... Valstybės turto privatizavimas, turiu galvoje gamyklų ir visų kitų. Kuris jau buvo po 92 metų rinkimų, po to, kai LDDP laimėjo rinkimus. Tai čia, man atrodo, konkrečiai, jeigu Landsbergio atveju, tai čia yra demokratijos pradžios kaina, bet... Jeigu dabar, tai man atrodo jau, kai dabar mes turim jau visiškai tokią kitą politinę situaciją, kai mes pirmiausia turim neužmiršti ir socialinių tinklų įtakos, kuri yra irgi globali ir kur būtent ir suteikia tą platformą kažkaip susikurti pykčio burbulams, ar kaip mes ten galim dabar sakyti. Ir tai, bet tada mes šitoje situacijoje tada klausime, ar mes turim kažkokių visuomeniai ir ką galėtume remtis kažkokie amortizuojantis veiksniai, kad mes visiškai neišsprogtume per tuos įvairius pykčius, arba kai staiga kažkoks elektoratas netaptų, toks neapykantos elektoratas netaptų dominuojantis. Tai vat aš ką ir pradžiai sakiau, tai man tas labiausiai ir neramina, kai visuomeniai, vat būtent tas iš sovietmečio perimtas, aš kitaip negaliu aiškintas, toksai, toks atsiribojimas ar tokia, labai greitai labai greitai atsinaujinantis toks, tokia neapykanta valstybei, kaip tokiai, valstybiniam struktūrom, institucijom. Jis kažkaip, jis gali būti tyliai, bet staiga paima ir jisai pasirodo tokiom įvairiausiuose kontekstuose, įvairiausiam formom. Tai čia man atrodo, kad mes turim labai daug tokių šiuolaikinių reiškinių, populizmo iš vakarų atėjusių, dar veikia žinoma ir Rusijos propaganda, kuri žaidžia įvairiais naratyvais. Ir tada mes dar turim tą tokią visuomenę, kuri turi tą didžiulę nepasitikėjimo valstybę patirtį ir iš jos dar nėra išaugusi. Ir viskas tai susitelkia į vieną ir formuojasi labai įvairūs tokie dalykai, kur kartais net neaišku, iš kur tas atsiranda. Iš kur atsirado Žemaitaitis, tarsi net neaišku. Jis atsirado. Na ir tikrai paskutinis klausimas, tai yra apie paskutinį jūsų tyrimą, nesenai paskelbtą, pristatytą ir knygų mugėje ir kitur, apie mirties politiką sovietinėje Lietuvoje. Ką su mirties politika, bet kaip ir skaitinėjau knygą ir su praktika, norėjo padaryti sovietinė valdžia? Ar buvo vienas, tarkim, iš tikslų pašalinti tam tikrą prasme krikščionišką amžinybės sampratą? Krikščioniška taip. Tai aš manau, čia ir buvo toksai pagrindinis tikslas. Man galbūt toks įdomesnis atradimas buvo tai, kad per mirtį
arba per mirtį ir per atminimą mirusiųjų buvo stengiamasi jų gyvenimus ar gyvenimo vertumą susijęti su valstybės tikslais. Čia buvo dedamos pastangos, kad jeigu žmogus ten valstybėje labai daug buvo lojalus valstybei ten ir panašiai, tai tada jisai nusipelno didesnės pagarbos, jeigu ten, pavyzdžiui, jisai buvo politinis kalinys, tremtinys, tai jis nusipelno daug mažesnės pagarbos ir po mirties. Tai vat čia tokia, tai ką aš vadinu tokia mirties įdarbinimas visuomenės hierarchizavimui, ar ne? Tai čia buvo tikrai dedamos pastangos valstybės, ypač įvairių represijų atveju. Pavyzdžiui, kartais net labai sunku suprasti, kodėl taip elgiamasi, pavyzdžiui, su, tarkim, kad ir su partizanų kūnais, ar ne? Arba kad ten viešai jie aikštėse išmėtyti, arba, pavyzdžiui, čia ne naujiena, arba, pavyzdžiui, tas laidojimas anoniminiuose kapuose tų sušaudytų represijų aukų, tarkim, Stalino, ne tik anoniminiuose kapuose, bet ir juos iš pradžių kremuodavo. Aš jau kalbu apie Maskvą, kas Maskvoje vykdavo. Tie palaikai būdavo kremuojami ir supilami paprasčiausiai į bendrą krūvą. Čia vat būtent tai ir daroma, kad jų net atminimo neliktų, kad parodoma visais būdais, kaip jų gyvenimai kokie buvo nesvarbus ir nereikšmingi ir verti paniekos. Tai va čia tas, ir va partizanų kūno atžvilgių čia tą patį mes matom. Čia yra bendra tokia tos valstybės politikos dalis. Ir tada, tai man va tas buvo įdomiausia ir tai, kaip visuomeniai tai reagavo ir visuomenė reagavo savitų būdų, nes tada buvo stengiamasi jau iš artimųjų mirusiųjų statyti didelius antkapius, ten lankyti ir prižiūrėti tuos kapus, kad parodyti, koks reikšmingas buvo tas mirusysis, koks jo gyvenimas reikšmingas. Tai čia toks labai keistas valstybinės politikos poveikis ir įtaka tai žmonių bendruomeniai, kur kai visiškai tu nesuvaldai situacijos, kaip valstybė visiškai iki galo nesuvaldai situacijos, bet žmonės vis tiek ėmė mirtį traktuoti arba tą pomirtinę pagarbą traktuoti kaip susijusią su žmogaus gyvenimo prasme. Reiškia, kažkiek irgi perėmė to, kad net jeigu laidojimas su religiniam apeigom, tas kažkaip pomirtinio gyvenimo kaip realybė, sakykime, jinai buvo tokia ištrinkta ir gana stipriai nublankusi. Tai vis dėlto tą pokytį padarė sovietmetis ir tame santykyje, nes tada labai buvo pradėtas akcentuoti tas žemiško gyvenimo vertybės įvairios. Mirties medžiagiškumas. Miela Nerija, ačiū labai, kad atvykote pas mus į tinklalaidę pasikalbėti. Primenu, kad jūs klausėtės Dešiniojo proto tinklalaidės. Prie mikrofono šią valandą buvo Teodoras Žukas. Šiandien kalbėjomės su Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docente Nerija Putinaite. Taip pat mūsų klausytojus raginu sekti mūsų tinklalaidę YouTube ir Spotify platformose. Ačiū ir iki susiklausymo.